pridėti krepšelį, o kitas pavadinimas būtų įsigyk dabar. Tai įsigyk dabar irgi, tai vėlgi mes turim liepiamąją nuosaką. Vėlgi priklauso galbūt, ką tu nori pasiekti, kad tas žmogus padarytų, nes jeigu tu nori, kad jis įsidėtų krepšelį, tai jisai įsidės į krepšelį, bet dažniausiai mes galvom apie vartotojo kelionės trumpinimą, ne? Tai mes norim, kad jisai pirktų ir kad jisai eitų į tą, pavadinkim, checkoutą. Nu tai įsigyk ir ko gero aš gal netgi dar tą dabar numeščiau, nu čia irgi priklauso, nes irgi lietuvių kalba yra, mes turim gan ilgus žodžius ir jie ant mygtukų irgi, jeigu pradėti keletą skirtingų žodžių, irgi tie mygtukai pradeda atrodyti tokie gąsdinantis netgi. Tai va tas angliškas, tas buy now arba ten, nežinau, tenai next, nu jie yra, nu labai jam yra gerai, kad jie turi tos trumpus žodžius. Bet šiuo atveju, nu įsigyk dabar tiesiog vėlgi Pirkti aiškiau. būtų net logiškas. Jo, jis toks yra aiškiau, nes vėlgi, ko aš atėjau kaip useris, jeigu atėjau ir aš jau planuoju spausti mygtuką, aš atėjau pirkti, o ne į krepšelį dėtą, ne? Koks yra mano end goalas? Pirkti, ne į krepšelį kažkodėl prisikraut dalyko. Tai ko gero tada ir pasakyk useriui, ką jis turi padaryti ir ko iš atėjo.